Sveiki! Šiandien yra pirma dalis mankštos, kuri yra skirta kaip nugaros skausmų profilaktika. Mums nugarą skauda ne dėl to, kad mes turime silpną nugarą arba silpnus nugaros raumenis. Taip, tam, kad neskaudėtų nugarą, kaip nekeista, reikėtų tvirtinti dubens raumenis, dubenį tvirtinti, pilvo įstrižinius raumenis, taip ir sėdmenų raumenis. Todėl šiandien yra pirma dalis, toliau bus antra irgi dalis, skirta šitiems pratimams. Kaip darysime pratimus? Tai kiekvieno pratimo padarysime 10 pakartojimų, kad jūs galėtumėt įjungti vaizdo įrašą ir kartu su manim daryti tuos pratimus. To nepakanka, taip? Tai, kad būtų geras efektas, jūs tiesiog tą video galėsite paleisti 2-3 kartus ir tas 3 minutės, kurias mes dabar su jumis darysime, pakartoti. Po to, kai jūs išmoksite pratimus, žinosite, ką jūs darote, tai kiekvieną pratimą reikėtų atlikti po 3 kartus, taip, bent kokius pradžiai 8 pakartojimus, 3 kartus, vėliau, kai jau bus lengviau, tai 12 ir iki 15 pakartojimų 3 kartus. Visada kiekvieną mūsų mankštą mums reikia pradėti nuo bendro kūno sušilimo, taip, tai padarom kelis pratimus pečiams, taip, pramankštinam pečius į vieną pusę, į kitą pusę, taip, pakeliam truputį rankas, pakeliam rankas, taip, stiprios rankytės, truputėlį šonus, pratempiam 4 kartai, taip, ir dabar pramankštinam pėdas. Prieš mankštinam pėdas įsitikinkite, kad jūsų kojos nelinksta į vidų. Jeigu kojos linksta į vidų, mums reikia truputėlį pėdų skliautą pakelti, kad kojos būtų tiesios, taip? Ir truputėlį pasikeliam ant pėdų. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ant kulnų. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atsigulam ant kilimėlio ir dabar lenkiam nugarą tiesiai, lenkiam pėdas į priekį ir atgal. Į priekį ir atgal. Į priekį ir atgal. Ir po 1. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Dabar bandom išskiesti pėdų pirštus ir sulenkiam. Išskiečiam pėdų pirštus ir sulenkiam. Išskiečiam pirštus, sulenkiam. Išskiečiam, sulenkiam. Ir dabar pereinam prie pirmo pratimo, tai yra tvirtinti dubens raumenis. Sulenkiam kojas per kelius, atsigulam taip, kad nugara būtų prispausta prie kilimėlio ir kelsim dubenį į viršų. 10 kartų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dabar sulaikom viršuje, kas gali iki 10, kas ne iki 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekantis pratimas, pakeliam sulenktas kojas. Taip, ir dabar leisim po vieną kulną prie žemės. 1, 2, 3,
4, nugara yra visada prispausta. 5, 6, 7, 8, nepamirštam kvėpuoti. 9, 10. Nuleidžiam kojas, truputį atsipalaiduojam, taip. Vėl prispaudžiam nugarą, taip, pakeliam dubenį, prispaudžiam nugarą, pakeliam kojas ir su kulnu jau bandom pasiekti toliau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vėl atsipalaiduojam, vėl pakeliam ir dabar vadinasi apverstas vabzdys šitas pratimas. Rankos aukštyn, kojos sulenktos ir priešinga ranka, priešinga koja. 1, 2. Sunkesnis variantas – nepadėti kojos ant žemės. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Dabar pasisukam ant šono. Labai svarbus pratimas. Taip, mes turime atsigulti, kad mūsų kojas, dubuo ir pečiai būtų vienoj linijoje. Ranką padėkite taip, kaip jūs gulėtumėt pliaže. Su šita ranka reikėtų save fiksuoti ir laikytis, padėti laikyti pusiausvyrą. Ir pakeliam kojas tiek, kiek galim. Kam yra lengva, reikėtų pakelti dar viršutinę koją 10 kartų. 1, 2, 3, 4. Apatinė yra atitraukta nuo kilimėlio. 6, 7, 8, 9, 10. Taip, darom kitai pusiai. Pasisukam į kitą pusę, vėl taip pat atsigulam. Taip, viena linija, laikomės, pakeliam, kas negali kilnoti kojas, tiesiog 10 kartų suskaičiuokit, pakėlus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeigu jūs šitą pakartosite 3 kartus, tai jau yra pilnavertė mankšta.